Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad tuomet, kuomet klausimas skamba kaip ir kodėl reikia skaičiuoti darbuotojų investicijas į ugdymo atsiperkamumą, tai sutarkime, kad tai yra du atskiri klausimai - kaip ir kodėl, ir man atrodo, kad svarbu yra pradėti nuo klausimo kodėl. Tai atsakant į klausimą kodėl, aš gal noriu dalinti savo požiūrį ir tikėjimu, kad mano filosofija organizacijos kūriamos arba organizacijos randasi tam tikriems tikslams pasiekti. Ir tada tam tikriems tikslams pasiekti yra tam tikros priemonės ir tam tikros investicijos. Tai jeigu mes norime skirtingų vadovų arba aukščiausio lygio vadovų tarpe kalbėtis kaip lygus su lygiu, ir jeigu mes norime, kad HR arba personalo žmonės būtų priimami ir girdimi kaip lygus, tokie patys partneriai kaip teisės vadovas, finansų, IT, gamybos ir taip toliau panašiai, mes turim galėti kalbėti viena kalba. Tada, kada mes kalbame viena kalba, mes šnekamės, jog mes investuojame į ten, kur svarba yra didžiausia. Dėl to, kad versle nėra jokių didelių paslapčių, mes investuojame į ten, kur svarba yra aukščiausia ir ten, kur grąža yra didžiausia. Ir tada, kada tam tikrą akimirką mes galime turėti skaičius, rodiklius, pagrindimą, kodėl investicijos į darbuotoją mums davė didžiausią grąžą, tada mes galime gauti didesnį kiekį tų investicijų savo turimiems arba planuojamams projektams. Jeigu mes pasiimame kitą klausimą, kaip skaičiuoti investicijas į darbuotojų ugdymo atsiperkamumą, tai aš tuomet jau atsispiriu nuo to, o koks yra mūsų tikslas arba kokie yra mūsų tikslai. Nes kiekviena organizacija rinkoje išgyvena tam tikrus svarbius iššūkius. Kažkas tai nori mažinti darbuotojų kaitą, kažkas nori didinti darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą, kažkas nori, kad nauji vadovai arba darbuotojai prigytų, kažkas nori, kad tam tikri pokyčiai mūsų organizacijai vyktų. Tai tada, kada mes turime įsigarsinę, įsivardinę tam tikrus žinomus tikslus, tuomet mes pradedame tikrinti ir skaičiuoti, kokią mes turėjome situaciją su tam tikrais tikslais prieš investicijas darbuotojų ugdymą ir kaip ta situacija pasikeitė tada, kada mes atidavėme visas tas investicijas arba visas tas galimas ugdymo priemonės savo darbuotojams. Jeigu mes norėjome, kad sumažėtų darbuotojų kaita, mes tikrinamės, kokia buvo prieš, kokia yra dabar. Jeigu mes norime, kad mūsų didesnis kiekis naujų darbuotojų prigytų, mes žiūrim, kaip buvo ir kaip yra. Jeigu mes norime, kad mūsų darbuotojų pasitenkinimas ir įsitraukimas padidėtų, mes tikrinamės, kaip buvo ir kaip yra. Vadinasi, mano supratimu, kad tas kaip labai stipriai priklauso nuo to, kokie turimi tikslai, bet dvi labai svarbios dedamosios startuojant žinoti, kaip yra, tuo pačiu žinoti, kaip norim, kad būtų ir tada projekto pabaigoje tikrintis, koks yra tas pokytis. Nes pokyčio turėjimas jisai mums leidžia turėti atsakymą į klausimą, ar tai, ką mes darėme, suveikė ir ar tai, ką mes darėme, suveikė tokiu masteliu, kokį mes tikėjomės. Jeigu taip, galim tęsti, jeigu ne, matyt, kad turime sustoti ir kažką tai koreguoti.